Šiptokitės važiuodami, jūs filmuoja. Čia va prieki Šaras su Dalia važiuoja, aš paskui. Ką, lipam į regiklą. Čia matosi labai graži upė. Bet kas prieš tai? Upė Nila? Jo, tik mažai matom. Labai gražu. Bet už tai užlipom. Regime. Regime, nes yra regykla. Kur draugai? Na, Hebra sustoja, meliniauja. Siaubia mūsų miškus. Nebeliks. Ko čia melynių turbūt. Čia dabar važiuosim kažkokio kalno. Žodžiu, dabar čia ką turim? Kažkokį kalną. Čia labai gražu. Nieko nesimato per medžius. Gal nekomentuosiu, tiesiog vaizdas toksai. Nu va, mūsų Neris. Baisiai gražu čia viskas. Čia mes lukriuojam. Dalia su raketanu nekantrauja. Nu, jie traukinį vėluoja, galima suprasti. Čia kažką kepa, ne mūsiškiai. A, važiuosim ten. 18 kilų kokį dar. Žodžiu, privažiavam kažkokį pilkapį. Fig znает, kas tai yra. Privažiavome. Ne. YouTube'o nepasuksi. YouTube'o nepasuksi? Tai va. Privažiavome pilkapį. Su X-u. Yra drožiniai labai gražus. Čia yra vienas. Čia yra kitas. Simbolizuoja seną lietuvių arklį. Čia seną lietuvių. Ten yra žymiai daugiau ir gražesnių pilkapių, bet mes tiesiog tingim eit. Tai tiesiog apžiūrėsim šitą. Gedas iš šio vietą. Paklinkim. Ai, dar čia pafilmuos labai gerai. Galima tiksliai iš arčiau. Aš jį čia dėdavo ant to taško centus, matomai, senovės lietuvių. Dėvam kojas paprasčiausiai. Va, žinot, kas yra pilkapiai? Nu, va, paaiškinu. Atskirų šeimų kapai, kuriuose be seniausio kapo gali būti palaidoti kelių ar net 14 mirusiųjų giminaičių sudeginti palaikai. Laidota rytų Lietuvoje nuo 3-4 amžiaus iki 12. Tiesiog. Dabar gali greit pasiskaityti. Čia buvo kapinės. Nu ką, vas nepaskutiniuoju atkarpa jau. Šortkatų nedarėm. Tiesiai pro planerius atrodo. Kažkas kaime. Čia matom arklys čia mum mojuoja kažką. Važiavim kažkokį kaimą su asfaltu, labai fainai važiuot, bet 40 greitis tiksliai. Tai čia greit nepavažiuosiu. Kažkokį offroadą daro į dvarą. Žiūrim, kas čia per dvaras. Nu ką, figienas dvaras. Autentiškai suremontuotas su skylėm. Žiūrim, biškį pasiklydom. Kelias per didelis. Ok, Hebra dar nežino, kad pasiklydom. Nu. Aha, nu. Nu, va, matom kažkok ženklų, tikim, kad čia pabaiga. Kažkokias mašinas atvažiuoja. O čia mums dar daug? Nu, va, nuleido padangą vienam dviračiui. Gal kažkaip atsistatysim. Pusvalandis. Nu, aš nežinau, ar aš užvažiuoti į tą kalną. Tai užsivesi? Nu, tai 5 minutės. Man čia dviračių 5 minutės. Nu, kol kas neoptimistiškai.